Nacionalinės premijos laureatas Romualdas Požerskis Lietuvos istoriją fiksavo ne sausais faktais, o per žmogaus emociją. Kovo 11-ąją Panevėžio kraštotyros muziejuje atidaryta paroda Pasitinkant laisvę. Pradėjo būtent 1974 metais tokią seriją Pergalės ir pralaimėjimai apie motokroso sportą. Pirmąją parodą atidarė tema Jaunystė, Kauno senamiestis, kurią irgi tęsė gana ilgai. O pačią savo tokią gyvenimo temą jis atrado labai atsitiktinai. Irgi nuo 1974 metų važinėdamas po Lietuvą su draugais motociklais užklydo į mažą miestelį, kuriame vyko atlaidai. Ir tai, ką jis pamatė, jį taip nustebino, tai buvo nepažintas, neatrastas jam pasaulis. Ir jis pradėjo važinėti ir stebėti tuos atlaidus. Šitą ciklą kūrė bene 20 metų iki 1993 ir už jį būtent gavo Lietuvos nacionalinę kultūros ir meno premiją 1990-aisiais. Autorius neliko nuošalyje ir prasidėjus Sąjūdžiui Lietuvoje. Jo pilietinė pozicija pasireiškė dar 1972 metais. 1972 metais, kai jaunuomenė sukilo prieš sovietų norėta užglaistyti, paslėpti Romo Kalantos susideginimą, jis ten įsijungė į tuos protesto mitingus ir buvo suimtas. Ir tada jisai suprato, kad jis nori kažką padaryti Lietuvai. Tai Sąjūdžio įvykiai jam buvo natūraliai labai reikšmingi, vertė jį fotografuoti, jis žinojo fotografijos vertę, kad tai yra išliekantis dokumentai. Tai lygiai taip pat 91 metais jisgi kaunietis, ar ne, sausio 13 dienos įvykiai, jis viską metė ir atvažiavo į Vilnių fotografuoti tai, kas čia vyksta, fiksavo ir žmonės budinčius prie aukščiausios tarybos, fiksavo tai, kas vyksta prie televizijos bokšto, buvo įslinkęs ir į pačią aukščiausiąją tarybą ir fiksavo dramas ten, nes vis vien tai žmonėm buvo kažkas tokio nepaprasto, bet ir šiek tiek bauginančio, niekas nežinojo, kuo viskas gali pasibaigti. Tai jo užfiksuoti portretai tikrai yra atspindžiai to laikotarpio. Šioje parodoje dominuojanti autoriaus tema Pasitinkant laisvę, tai 1993 rugpjūtis. Požerskis buvo ten, kur paskutiniai okupacinės kariuomenės daliniai paliko Lietuvą. Šios fotografijos liudija galutinį tašką, akimirką, kai svetima kariuomenė išeina, o mes liekame pilnaverčiai savo žemės šeimininkai. Vienas iš paskutiniųjų Lietuvą įtvirtinančių dalykų tai ir buvo sovietų kariuomenės išvedimas. Apie ką mes ir matom šitoje parodoje. Nebuvogi labai skelbta, kada ta kariuomenė bus išvesta. Taip pat čia Požerskio ir yra toks gebėjimas atsirasti laiku ir vietoje. Čia prie parodos yra rodomas filmukas, kur pats autorius pasakoja apie būtent šią parodą, apie tai, kaip jis ją kūrė, kokie jausmai užvaldė. Ypač dėmesį jis atkreipė į šią nuotrauką, jis vadina ją ikoninę, ten, kur mergaitė atėjo pasveikinti jau išlydimus sovietų karius. Tai šita nuotrauka jam tarsi ikoninė yra. Romualdo Požerskio fotografijų paroda Panevėžio kraštotyros muziejuje veiks iki balandžio 26 dienos.